vakaras visi televizijos žiūrovai, sveiki visi žmonės mūsų klube, daug žmonių šiandien tamstoje, vidury Vilniaus, nes sienos braška, visi nori pas mus patekti. Žinoma, kaip ir kiekvienais krizės metais, kiekvienu krizės laikotarpiu humoras visą laiką sužydė ir čia žinoma gal dėl ko, nes mums moka už tai, kad mes nukreiptume masių dėmesį nuo iš tikrųjų svarbių dalykų, nesakysime kiek mums moka, bet tai, kad tiek susirenka žmonių, vadinasi, viskas vyksta kaip reikiant. Gerai, bičiuliai, mes pradedam nuo savo draugo, labai gero, kuris tiesą sakant stovėjo prie viso šito judėjimo ištakų. Tai yra Modestas, visi pasitinkam žiauriai. Galim pakalbėti apie linksmus dalykus, tai yra apie Andriaus Kubiliaus vyriausybę. Visi jį kritikuoja, bet aš jam jaučiu šilumą, mes kažkuria prasme esam draugai. Jį rodo per teliką, mane irgi. Tik vienintelis dalykas, kuris mus skiria, tai yra tai, kad mano pokštus bent jau kažkas supranta. Bet vienintelis tikrai labai geras dalykas, tai, ką padarė Andrius Kubilius ir jo šutvė, tai yra kultūros apvalymas Lietuvoje. Juk ko gero visi prisimenat, kaip stovėjo prie Seimo 6 rašytojų sąjungos nariai ir skandavo: mūsų niekada niekas nepirko, tai dabar dar labiau niekas nieko nepirks. Ir kai pagalvoji, kas juos gali pirkti. Kai 20 metų Lietuvos rašytojų sąjungos nariai savo pirmąjį puslapį pradeda maždaug vienodai visi. Brėško eilinis rudens rytas, saulė pasiekė paskutinę aukščiausią pušį, kurią pasodino mano tėvelis, kol dar pats galėdavo pastovėti, o motinėlė padengta šerkšnu vis laukė prie palangės savo sūnaus, o aš vis negrįžau. Bet tai dar nėra pats blogiausias dalykas, nes tai yra seni žmonės, juos galima suprasti. Tiksliau, jų negalima suprasti, bet reikėtų suprasti. Bet jiems į gretas stoja jaunoji Lietuvos rašytojų karta, tai yra Stano. Jei kas nežinot, Stano išleido 2 knygas. Pirmoji buvo Kiek kainuoja ilgesys. Ir galvočiau, mielas Stano, aš tau pasakysiu, kiek kainuoja ilgesys. Ilgesys kainuoja tiek, kiek ir tavo knyga. Nes tu taip pradedi ilgėtis tos akimirkos, kai paėmei tą knygą. Tiksliau, tos akimirkos iki tos akimirkos, kai tu paėmei Stano knygą. Ir apskritai būti Stano knygų gerbėjų yra tas pats, kas būti moterų ledo ritulio gerbėjų. Ultra. Užaugęs vis tiek gailėsis. Po reklamos. Kai jinai sako, Liepa diena Lietuvos žmonės, jos neišpipina ir netgi subtitrų neuždeda. Prisimenat, anksčiau būdavo toks klausimas, kaip reikia teisingai sakyti? Ar vėjas pučia į nugarą, ar iš užpakalio? Ir atsakymas būdavo toks: jeigu šaltas, tai į nugarą, jeigu šiltas, tai iš užpakalio. Modestas pradėjo tokią minorinę gaidą, aš čia noriu pratęsti. Tokiais žodžiais kaip Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris. Komanda, kurią mes visi labai mylim, kuri yra legendinė, kuriai aš atidaviau visą savo gyvenimą, nors ir esu tikras Vilnietis, čia gimęs ir užaugęs. Nepaisant to, aš visą gyvenimą sirgau Žalgirį, kas yra savotiškas žygdarbis, ypač tam tikrose aplinkose. Ir niekas manęs taip nesuerzindavo kaip ta komanda dabar.
prieš 25 metus, jeigu atsimenate legendiniam jau tapusias rungtynes tarp Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA, kaip sakoma, po tų rungtynių Vladas Garastas, treneris iš didžiosios raidės, 2 dienas negalėdavo valgyti. Taigi šiais laikais aš irgi nebegaliu valgyti, pasižiūrėjęs Kauno Žalgirio, ypač tokias praloštas rungtynės kaip Šveicaram, Valmiera Piens, Šlionsko klub sportičnai armijai Krajovai, Tartu Rock, na ir visai eiliai, kaip sakant, kitų komandų. Ir taip vis galvojai, aš bent jau asmeniškai esu pasimetęs visose tose komercinėse peripetijose, kieno ten koks savininkas sėdi kalėjime Maskvoje, kas ten kam dar skolingas. Taip atrodo visa uniforma išmarginta logotipais įvairiausių įmonių, tik galvoju, kažkodėl liovėsi pardavinėti vietą ant šiknos, nors visada labai matai, rūpėdavo išvysti tos įmonės savininkus, kurie gaudavo tokį pasiūlymą iš Kauno Žalgirio klubo. Siūlome vietą jūsų reklamai ant krepšininko uniforminių triusikų šiknos. Viso 10 000 litų, plus PVM. Aš vis dėlto pastaruoju metu atradau vieną būdą, kaip žiūrėti Kauno Žalgirio rungtynės nesinervuojant. Būdas yra iš tikrųjų labai paprastas. Kad ir kur žiūrite tas rungtynės, ar halėse, ar savo namuose prie žydrųjų televizorių ekranų, siūlau išsirinkti vieną žaidėją, pageidautiną tokį, kuris aikštėje praleidžia gana nedaug laiko. Per tą savo nedaug praleistą laiko tarpą padaro tokią įspūdingą statistiką kaip 2 klaidos, 2 pražangos ir techninė pražanga už ginčus su teisėjais, ir tai viso labo per minutę 40 sekundžių. Ir tiesiog stebėti jį visą laiką. Patikėkit manim, tai yra kur kas geresnė komedija negu visas šitas mūsų pasirodymas, nes to krepšininko elgesys, bent jau man, atrodo daugmaž taip. Iš tikrųjų nuoširdžiai stebina, toliau tęsiant žiūrėjimą į tą krepšininką, kuris, aišku, taip ir uždūsta, maždaug, kaip aš bevaidindamas jaudinąjį krepšininką. Tai yra tas faktas, kad nors jis yra 100% lietuvis iš Liaušių, kažkodėl tai savo komandos draugus jisai ragina tokiais žodžiais kaip davai, davai, malačiai, einama! Kaip sakant, optimistinę gaidą ir baigiu, Žalgiris, davai! Gerai. Ačiū, Giedriui. Na, jis tiek čia pažiūrė dabar iš manęs, kad bijau, kad išspjaudė viską, ką turėjo prikaupęs kelioms laidoms į priekį, bet žinant... Gerai, mane, tęsk. Pabaig sakinį, Mariu. Jisai jau baigtas. Pabaig sakinį arba 3 milijonai visi kartu! 3 milijonai! Ai! Magi! Kiek dėl medalio, bet... Net Jasikevičius dainavo! Ne. Gerai, pradėk, Šmiki. Beje, Mariau, kaip tu vertini Jasikevičiaus atliekamą dainą 3 milijonai? Nepažeidė autorinių nieko, ar ne?
Gerai, netrukus kitas žmogus, jaunesnis, tikėkime, bus naujų idėjų. Tai yra Justas! Vienas iš nuostabiausių žmonių Lietuvos iš viso televizoriuje. Pats nuoširdžiausias žmogus ir pats ir žmogus, kuris turi pačią nuostabiausią dikciją pasaulyje, lietuvių kalbos dikciją pasaulyje, tai yra Rokas Žilinskas. Jisai dabar turi reikalų su policija, niekada nebūtumėt pagalvoję, ne? Maždaug toksai, kur tenais maždaug. Ei, mes į mokyklą murgdėme į tualetą, dabar jisai turi su policija reikalų, kuo jis krūtesnis už mus, ne. Tai va, žodžiu, ir jisai visą laiką turi tą tokią šypsenėlę. Kur maždaug, jinai vienintelė vietoje, kurioje galbūt tiktų tą šypsenėlę, tai maždaug jeigu Rokas Žilinskas stovėtų vidury kraujuoto kambario su kirviu. Ir jisai yra toksai nuoširdus, jisai visą laiką vat kai būdavo dar televizijoje žiniose, jisai visą laiką rūpindavosi dėl kiekvienos naujienos. Jisai visą laiką rūpindasi dėl kiekvienos naujienos. Pavyzdžiui, būna koks nors linksmas reportažas ir jisai baigėsi ir tu matai Roką Žilinską. Arba jeigu būna koks nors liūdnas reportažas, jisai visą laiką taip. Rokas Žilinskas, aš pastebėjau tokį dalyką, jisai yra žmogus, kuris myli savo vardą labiau už visus kitus mus čia kartu sudėjusius. Jisai tiesiog dievina savo vardą. Per kiekvieną interviu jisai savo vardą pasako bent 30-40 kartų. Ir pavyzdžiui, kai jo buvo pirmas interviu, jisai kaip sakė, na, aš manau, kad jeigu būtų tenais pakliuvęs kas nors kitas, o ne Rokas Žilinskas. Galbūt tiesiog būtų davę bananų per galvą ir paleidę namo. Tačiau todėl, kad jie mane atpažino, kad aš esu Rokas Žilinskas. Jie prieš mane paleido prokuratūros buldozerį. Jo, Žilinskai, tave atpažino policininkai. Policininkai neturi laiko žiūrėti televizoriaus. Jie yra per daug užsijėmę dirbti tas 4 pamainas iš eilės už minimumą, kurį mes jiem mokame. Bet iš tiesų, tai aš spėju, kad kai jau jisai buvo tenais pagautas policijos, kokie buvo jo pirmieji žodžiai? Jo pirmieji žodžiai buvo: sveiki, policininkai. Gal norite pasimušti? Aš Rokas Žilinskas. Jo, ir aš mačiau vieną jo interviu, tenais vėlesniam jo, reiškia, jau TV pasaulyje, kurisai, jo žurnalistė paklausė, sako, o jūs ir asmenime gyvenime kalbate lygiai taip pat, kaip, per televizorių. Jis sako, na, man draugai sako, kad aš ir asmenime gyvenime kalbu lygiai taip pat, kaip ir televizijai. Aš Rokas Žilinskas. Ir aš įsivaizduoju, kaip Rokas Žilinskas maždaug, ar jisai nueina į pizzeriją ir jisai sako, laba diena, aš norėčiau mažos pepperoni picos ir didelės stiklinės kolos. Aš Rokas Žilinskas. O jeigu jau jisai visur taip kalba, ar jūs manote, kad jisai ir, ar jūs manote, kad jisai ir sekso metu taip kalba? Ar, galėtų būti, jeigu jisai, pavyzdžiui, ten mylisi su nuostabaus grožio moterimi, arba vyrų, nebūkime seksistai, ar jisai sako, taip. O taip. What's my name, bitch? Say my name. O taip. Čia buvo Rokas Žilinskas. Ir aš džiaugiuosi, Rokas Žilinskas, man atrodo, yra vienintelis žmogus, kuris, jeigu, pavyzdžiui, jam pritaikys tą impeachmentą ir jį išmes iš Seimo,
Man atrodo, kad jis yra vienintelis žmogus pasaulyje, kuris galėtų išmokyti Bernin kalbėti lietuviškai, taisyklingai. Ar jūs kada nors girdėjote tą moterį šnekant? Kodėl jos necenzuruoja? Kai aš, pavyzdžiui, sakau, na, mane išpypina. Kai jinai sako, Lieba diena Lietuvos žmonės, jos neišpypina ir netgi subtitrų neuždeda. Nors pavyzdžiui, aš nesuprantu, ką jinai sako ir aš negaliu paklausti savo draugų, nes jie irgi nesupranta, ką jinai sako. Kas baisiausia, aš netgi, jeigu kad nors ją susitikčiau, aš jos negalėčiau paklausti, nes jinai irgi nesupranta, ką jinai sako. Jinai man primena tą programėlę internete, kur galima įrašyti kažką tai lietuviškai ir jinai perskaito tau ją. My name is Robert. Mano vardas yra BBS. Žinote Stepheną Hawkingsą, patį protingiausią žmogų pasaulyje? I am very smart. Bernin kalba taip pat, jeigu Stephenui Hawkingsui duotume LSD, neprideda nuotaikos. Mano labai mieli žmonės. Man jinai patinka. Ir mano, kaip ir toksai jau pagrindinė mintis būtų, jeigu jūs, aš kreipiuosi į visus tėvus, atsakingus tėvus. Jeigu jūs neleidžiate vaikams žiūrėti televizijos po 11, nes bijote, kad jūsų vaikas prisižiūrėjęs siaubekų vieną dieną pasiims kirvį ir prasėjęs pro kaimą, ar jūs nebijote, kad vieną dieną Bernin, kad jūsų vaikas grįžt namo ir sakys, Liebas mama, aš šiandieną norėčiau valgyti super kotletų. Ir aš labai noriu, kad Rokas Žilinskas ją pamokytų kalbėti lietuviškai. Ir aš nebejoju, kad pirmoji teisingai ištarta Bernin frazė būtų aš Rokas Žilinskas. Ačiū. Jeigu čia Rokas Žilinskas, arba bent jau jisai mus pamatys per televiziją, tai tu, Rokai, gink dievę, tikrai neužpyk. Tu išgerk, pavairuok, o po to ryte atsikėlęs pavaldyk valstybę viškį. Ką reiškia valdyt valstybę? Tai kaip nuo taksisto pabėgti, ar ne? Kai Justas užsiminė apie tai, kad gali Bernin padaryti blogą įtaką, negražu apie Bernin taip šnekėti. Tai prisiminiau, kad blogesnis atvejis gali būti, kad jeigu vaikai būtų palikti prie televizijos ekranų per muilo operas, kad ir lietuviškas. Pamandykite įsivaizduoti, kaip vaikas sureaguotų į motinos klausimą vaikelį, kaip sekėsi mokykloje. Ne kaip, mama. Nenorėčiau, kad tu tai žinotum. Aš niekad tau ir tavo tėvui nesakiau. Bet aš jau 2 metai nelankau kūno kultūros. O netrukus ant scenos žmogus, kuris su vaiku susijęs tik tuo, kad yra moteris, tai yra Asė. Man reikės koto. Šiandien norėčiau siekti populiarumo. Ne tai, kad pigaus populiarumo tokio, bet kaip žmogus vidutinių pajamų, kas reiškia nuo 500 iki 5000 litų, norėčiau ekonominės klasės populiarumo. Prieš ateidama čia žiūrėjau YouTube'e vieną moterį komikę, kas yra moteris komikė angliškai vadinasi komedienė, lietuviškai būtų žmogaus komedžio žmona.
Ir jinai kalbėjo tik tai apie penius, ten, žodžiu, seksą ir visus nešvarius dalykus. Gal taip ir turi būti. Moteris turi kalbėti apie tai, ką geriausiai moka. Šekit, feministės. Aš laužau visus tabų. Tai kalbėsiu apie kabinimą. Aš kaip žmogus rūkantis, kuriam jau praėjo šiek tiek laiko nuo tos akimirkos, nuo to laikmečio, kai mane kabindavo siūlydami saldainių, tai mane dabar kažkodėl vyrai dažniausiai kabina viena fraze. Rūkyti nesveika. Ir tikisi mano dėmesio. Ašgi, neinu, nesakau vyriškiui, tai kad tu praplikęs ir žemas, kenkia tau ir aplinkiniams. O moteris mano galva iš vis nekabina. Jos tiesiog stengiasi atrodyti taip, stovėti taip, sėdėti taip, gulėti taip, kad jas norėtų kabinti. Ir tai lengviausia daryti yra internete, man atrodo, arba kitų nuotolinių būdų, SMS-ai, dar kažkas. Tai internete jos labai mėgsta taip daryti. Jos prideda savo nuotraukų arba tokių. Jeigu turi išlakę krūtinę, arba tokių. Jeigu turi išlakų, tai yra, jeigu turi naujus stringus. Ir dažnai tenka matyti internete tokias nuotraukas, iš tikrųjų pamatai kokią nors Skype'ą iš Klaipėdos. Atsiprašau Skype'ą, bet turėjau parinkti juokingą vardą. Pamatai tokią nuotrauką ir anketą ir pagalvoji, Dieve, jei jau 11, o jin dar nemoka naudotis Photoshopu. Kalbant apie vaikinus, baisiausia, pati pasaulyje baisiausia frazė, kurią gali išgirsti po to, tai būna, žinai, man buvo pirmas kartas. Tada norisi atsistoti žymiąją Siaurusevičiaus pozą. Sakyt, čia jūs girta. Ačiū labai, Asiai, turim vienintelę moterį ir ją labai puoselėjom, ypač su tokiais nukreipimais smagiais. Ir šiandien mes turime ir svečią šiandien mūsų laidoje, tai yra Raimondas Bingelis, noriu, kad visi pasveikintume stipriai, kuris paprastai kalba greičiau negu įprasta žmonėms. Pažiūrėsime, kaip jiems šiandien sekasi čia. Labas vakaras visiems. Aš kalbėsiu apie lietuviško popso poeziją. Aš atsiprašau už žodį poezija ir atsiprašau už žodį popso. Kadangi čia daug citatų yra, tai matot, aš turėjau būtinai pasirašyti, atsiminti, tai yra neįmanoma. Pradėkime nuo tokios kamasudriškos grupės 69 danguje. Daina, atsiprašau už žodį daina. Aš, reiškia, berniukai saldainiukai, cituoju, aš turiu tik 3 saldainius, bet galėčiau jų turėti bent 6. Valgyčiau jūs po vieną, kalbasi su saldainiais, supraskit, savaitę kiekvieną dieną. Skaičiuojam, turėtų 6, valgytų kiekvieną dieną, savaitę 6 dienas. 69 danguje, atsiprašau, 69. Dar viena grupė, Iva. Atsiprašau irgi. Pupytės. Už šitą žodį neatsiprašinėsiu. Bet dabar paklausykite, cituoju. Kaip aš einu, ne kai aš, o kaip aš einu, ima pūsti vėjas. Prisimenat, anksčiau būdavo toks klausimas, kaip reikia teisingai sakyti. Ar vėjas pučia į nugarą, ar iš užpakalio? Ir atsakymas būdavo toks, jeigu šaltas, tai į nugarą, jeigu šiltas, tai iš užpakalio. Todėl, gerbėmieji, įsiklausykit dar kartą. Kaip aš einu, ima pūsti vėjas. Jaučiu, kaip žvilgsniai ryja mane. Žinot, praeivius, tai kaipgi nerysi. Klausykit toliau. Darau tik tai, ką noriu. Ranka berniukams.
moju, gal būsiu savanoriu, Aš dar tik tai galvoju, apie tave svajoju, dažnai tave sapnuoju, Toliau super priedainis. Mes mergytės kaip pupytės, nu tai aišku, iš kur šiltas tas vėjas. Pupytės, nu taip. Mokame dainuoti ir šokti, mes mergytės kaip lėlytės mokame mylėtis ir šokti. Nu, neskladna, bet smirtėlina. Mes mergytės kaip ogytės, le, pritruko žodžių, le, Mes mergytės kaip ogytės, le. Nu, visi supratot, apie ką čia kalba. Dabar antras posmelis. Kai aš einu, medžių lapai krenta. Jaučiat, koks gūsis? Kai aš einu, medžių lapai krenta, nors dar anksti birželio vidurys. Nu, suprantu, kai ruduotai paputė ir jau krenta, o čia birželio vidurį, lapus nurovė. Aš prie tave stoju ir vis noriu. Ko noriu, vėl noriu to pati. Jau lapų nebėra. Noriu, kad pasakytum savo vardą, tu švelniai raudonuoji, aš toliau vilioju, pabūkime šaunuolį Girdėjote dainą Pupytės? Tęsinys po reklamos. Aš tave labai. Tu mane tikrai. Tada aš tave dar labiau, tu mane dar tikriau. Šitą tema nesibaigė. Kitoje dainoje panelė verta milijono, ta pati Iva, atsiprašau, tęsė tą pačią temą. Ten, kur ji eina, ten eismas sutrinka. Ir šokas ištinka ten, kur eina ji. Klausykit toliau. Ten oras atšyla ir vėjas pakyla. Finalas dainos geras. Super praeivė, podiumo deivė. Toliau Iva liečia kitą temą. Daina, atsiprašau, paparaciai. Jie rašo, kad dainuoju fonogramą. Ne pagal, o jie rašo, kad dainuoju fonogramą. Tai dabar nauja paslauga bus. Reikia visiems muzikantams. Iva dainuoja fonogramas. Nereikia nei kompų, nei ten semplų, nei ten instrumentai muzikantų. Viskas su burna oraliniu būdu padaro su būgnais ir, reiškia, ir klavišus, ir gitaras viskas. Ir pabaiga šitos dainos tokia irgi labai įdomi. Jie rašo, kad parduodu savo namą, jiems įdomu visos mano lygos, jie žino, kad ten, kur Iva, ten, ir pati iš karto atsako. Panelė iš Kauno rajono verta milijono, gražybė diplomų. Na, turim dar vieną atlikėją, tokia graikiška Atlanta. Čia daina, taip sakant, vadinasi Tu mano klaida. Čia aš nežinau, apie ką jinai tą norėjo pasakyti, ar apie savo dainą, ar apie dar kažką. Daina prasideda, nesiprašau, riksmu. Nelaikyk manęs. Mes susitikom gal tiesiog per klaidą, kaip porelė durnelių per realybės šou laidą. Nors į eterį mūsų neleido, nebegaliu pamiršti tavo veido. Įsivaizduokit, paėmė į realybės šou porelę, bet į eterį taip ir neišleido. Kaip ta porelė turėjo atrodyti? Bet visos temos jau seniai išseko, mano venomis teka nei kraujas, nei lakas. Siaubas, nei kraujo nėra ir lakas baigėsi. Bet dabar prasideda šedevrai. Šiandien toks rytas ir dar truputį. Kaip reikia suprasti, koks gali būti rytas ir dar truputį? Tai tikriausiai yra kaip viena koja jau tualete, o kita dar lova. Čia per vidurį truputį. Aš išeinu, nes čia nenoriu būti. Čia tai baigėsi daina, čia ne apie save. Na, toliau turime dviejų katinų dainą. Tarasovas ir Tarasovienė. Daina vadinasi Aš tavo, nu ten meilės daina.
Pažiūrėkite, toj dainoje atsiskleidžia, kaip jie susipažino. Taurė dar nebaigta, liko lašas joje, o širdis sklidina, abejonių pilna. Ar išdrįsi ryte, tu žiūrėti į mane? Man atrodo, kad čia kalbam apie tai, čia buvo kažkada toks senas anekdotas, kaip ryte Tarasovas ranką nusigraužė. Manau, kad žino visi šitą anekdotą. Tačiau visus savo poetiniais sugebėjimais perspjovė Bavarija. Atsiprašau, tu mergaitė princesė. Tada aš petnešas nešiojau, paspirtuku visur lakiojau, turėt svajojau Mercedesą, kad važinėt visur princesę. Nepavažinėt, nepavežiot, bet važinėt visur. Atsiveža princesę, pasiguldo ir važinėja pirmin atgal. Na, o aišku, nėra lygių dainai labai labai. Kokie žodžiai. Net stano slėptis. Labai 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 karštai, labai 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 ilgai, bučiuoju ją mielai saldžiai, aš myliu ją labai labai labai. Aš iš karto perskaitęs šitą dalyką pasiūliau bavarams naują tekstą. Aš tave labai 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 labai, tu mane tikrai, 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 tada aš tave dar labiau, 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 o tu mane dar tikriau, 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 tikriau. Na, mūsų vyrų vyras, Delfinas, dainuoja apie save. Tai, ką turim mes. Tu moki juoktis, moki verkt, tu kaip visi, bet kitokia. Jum Bušo neprimena? Ne kaip visos, o tu kaip visi, bet kitokia. Nes Bušas taip yra sakęs apie Kondolizą Rais. Ji tokia pat paprasta mergina kaip ir aš. Katė, tie patys delfinai, atsiprašau. Aš kartais praveriu duris ir išeinu. Supraskit, Stano dažniausiai išeina durų nepravėjęs. Bet kartais praveria. Retai, bet praveria. Jisai gieda. Vėl atėjo ruduo, vėl be galo ilgų. Vėl dainuoju dėl to, kad užmigt negaliu. Išvada tokia. Dominuoja viena mintis. Jeigu meilė yra, tai galo nėra. O jeigu galas yra, reiškia atėjo ruduo. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Štai tiek, ką viskas, ką norėjome parodyti visiems TV3 žiūrovams. Baigėme šią laidą. Dėkui Asiai, dėkui Giedriui, dėkui Justui, dėkui Modestui, dėkui Raimondui, visiems dėkui, kurie šiandien dalyvaujate. Jeigu nors norite prisijungti prie mūsų klubo, tai reikia jums rašyti www.tv3.lt. Taip, būsite geroji Hebroje. Hebra, pakelkite rankas, atsisveikinam su visais žiūrovais. Ačiū labai.